Let's Invest. Uždirba žmonės, o ne bankai. Sveiki, čia Indrė Kavaliauskaitė ir mano tinklalaidė 35 į pensiją, kurią remia investavimo į nekilnojamojo turto projektus platforma Let's Invest. Priminsiu, kad nuspręsti, kur tikslingai galite investuoti savo laisvas lėšas, jums gali padėti nekilnojamo turto ir investavimo ekspertų komanda iš Let's Invest. Norite prisijungti prie investuotojų klubo? Keliaukite į tinklalapį let'sinvest.eu. 35 į pensiją remia Let's Invest. Uždirba žmonės, ne bankai. Tas Dakaras ir prasidėjo nuo to, kad aš pasakiau, kad aš noriu ten dalyvauti ir man pasakė, gal nebejokauk. Kas čia, vyras tai pasakė? Jam buvo duotas 2 minutės sutikti arba nesutikti ir jisai sutiko, aišku, nes kur jam dėtis. Niekada iki šiol iš Baltijos šalių nebuvo nei vienos moters, kuri vairuotų. Moteriškės. Pas mus irgi įmonėje tokių moteriškių yra. O tu ką nors dirbi? O kodėl tu čia kvepi? Čia vyrų sportas, čia reikia smirdėti. Mes turim bagiuose tokias kaip kišenės, tai dažniausiai ką, visi turi ten įrankius, tai mano pusė yra šukos, balzamas, šampūnas, sausas ir viskas, kas man yra reikalinga. Dakarinis bagis, kurį mes turim šiuo metu, kainuoja nuo 150 000 ir viršų. Kiek investicijų reikia pritraukti? Kainuoja nuo 35 000 eurų 2 dienos. Tai sakau, Arūnai, atsidarykime bazę geriau Dubajui. Apie atidarimą įmonės Dubajui. Viskas labai paprasta, yra netgi įmonės susikūrusios, kurios padeda atvykėliams sukurti įmonės. Brangiausia, kas yra, tai yra būsto nuoma. Jeigu mes kalbam apie maistą parduotuvėse, tai tikrai kainos yra panašios kaip Lietuvoje. Žiūri pagrindę vyrai, nes atrodo, kad jeigu kalbi apie finansavimą, tai moteris tegu važiuoja į savo retrytus. Ir ne visas taip gyvena, kitos nori investuoti, nori daryti. Bet mano pagrindinis noras tai būti ten, kur aš noriu. Sveiki, čia Indrė Kavaliauskaitė ir mano tinklalaidė 35 į pensiją. Man jau suėjo 35 ir į pensiją vis dar neišėjau ir kuo daugiau tokių įdomių žmonių kalbinu, tuo labiau galvoju, kad gal aš šitą pensiją ir neskubėsiu. Bet apie finansus ir investicijas mums kalbėti patinka ir mes tai sėkmingai darysim toliau. Šiandien su manim labai džiaugiuosi dar viena įspūdinga moteris, dalyvavusi Dakaro ralyje kaip pilotė ir dar užėmusi 9-ąją vietą. Kai ruošėsi pirmajam Dakarui, sakė žiniasklaidai, kad jos tikslas nėra nei išgarsėti, nei būti pirmąją Dakaro moterim iš Lietuvos, o tiesiog parodyti, kad moterys gali. Bet su savo vyru Arūnu, kuris buvo šturmanu, užėmė net 9-ąją vietą. Labas, Emilija. Emilija Gelažninkienė. Taip. Malonu, kad prisijungėt. Labą ir labai ačiū, kad pakvietėt. Mano pavardė visiems yra labai sunki, ypač sunki tarti Saudo Arabijoje arba Emiratuose. Reikia sakyti Iron, kokią nors Iron Woman. Reikia susigalvoti kažką naujo, tai dažniausiai visi vardu tiesiog kreipiasi. Ir taip, visas tas Dakaras ir prasidėjo nuo to, kad aš pasakiau, kad aš noriu ten dalyvauti ir man pasakė, gal nebejokauk. Tai kas čia, vyras tai pasakė? Tikrai ne. Vyro buvo iškeltas tiesiog klausimas, ar tapsi mano šturmanu, kuris net nežinojo, kad aš svajoju apie Dakaro ralį. Ir jam buvo duotas 2 minutės sutikti arba nesutikti. Ir jisai sutiko, aišku, nes kur jam dėtis. Ir viskas. Ir nuo tada mes pradėjom ieškoti partnerių, nes Dakaro biudžetas, aišku, yra labai didelis. Ir faktas, kad priėjom prie to. Tai jeigu taip nori netaupydamas važiuoti dėl rezultatų, tai tarkime Dakarinis bagis, kurį mes turim šiuo metu, kainuoja nuo 150 000 ir viršų, plus aišku mokesčiai. Ir jeigu mes kalbam apie visus startinius mokesčius, mechanikus, nes tu turi vežtis ir savo komandą arba įeiti kažkokią komandą, tai tas biudžetas yra apie 300 000 dar viršaus. Ir čia visą tai kainuoja 2 savaitės. Ir turbūt tai nėra vienos varžybos, dar reikia ruoštis tam, kad ten važiuoja dar dalyvauti kitose varžybose. Aš bandau tiesiog suskaičiuoti per metus, kiek investicijų reikia pritraukti. Iš tikrųjų, čia yra labai toksai platus skaičius. Aš gal sakyčiau, norėčiau, kad tų investicijų būtų kuo daugiau, nes aš norėčiau dalyvauti ir pasaulio čempionate, ir kituose čempionatuose, ir Europos čempionate, kuris vyksta rally raid disciplinoje. Bet ką mes turim? Mes turim dažniausiai ten dalyvauja kažkokie gamyklinės komandos atstovai, o aš sportuoju 2 metus. Tai suprantat, kad man pakliūti į gamyklinę komandą nėra labai lengva ir truputį gal juokingai skamba, tai viską darausi taip,
taip, kaip man gaunasi, bet faktas, reikia ruoštis, reikia dalyvauti kitose varžybose, tarkim, Lenkijos varžybos mums dabar atsėjo virš 20 000, tai labai skirtingos varžybos. Jeigu kalbam apie pasaulio kažkokią etapą 2 dienų, kainuoja nuo 35 000 eurų 2 dienos, tai labai viskas skirtingai ir vėlgi tu turi pasimatuoti, ko tau labiausiai reikia. Ar tau reikia labai ruoštis dykumoje, ar tau reikia, nežinau, kažkokio varžybinio drivo, kad tu pajaustum, kas tai yra ir suprastum, kokie greiti yra tavo varžovai, ar tau tiesiog norisi dalyvauti tiesiog savo malonumui. Tai. O kaip atrodo tas finansų pritraukimas? Bandau tiesiog įsivaizduoti, kad galvoju, kokių dažniausių atsakymų sulaukėt ir ar nustemba rėmėjai išgirdę, kad pilotuos bagi moteris? Tikrai nustemba, bet pradėsiu nuo pradžių. Tai pradžioje, kai pradėjom su Arūnu visą šitą kelionę, kaip mes susipažinom su Arūnu, Arūnas jau buvo baigęs karjerą ir gavosi taip, kad pasirodo mes turim tą pačią svajonę būti Dakaro ralyje ir mes pradėjom rinkti biudžetą. Tai viskas mano, ta kelionė buvo labai vaikiška, nes aš nieko nesupratau, kaip tai reikia daryti, mes tiesiog iš kažkur gaudom kontaktus ir eidom. Ir aš turėdavau pristatyti savo marketingo planą, ką aš čia dabar darysiu, ir man tuo metu buvo 24 metai ir aš ateidavau pas didelės įmonės ir pasakodavau, kaip mes čia dabar pavarysim. Ir tada jau atrodė, kodėl taip yra sunku, nes žmogus su patirtim, aš kalbu apie vairuotoją, Lietuvos čempionas, Pabaltijos čempionas ir kaip ir viskas ir gerai klojasi, bet pasirodo tas biudžetas nėra taip lengvai pritraukiamas ir partneriams yra labai sunku patikėti tuo naujų veidų. Tai mano atveju buvo dar sunkiau, nes niekada iki šiol iš Baltijos šalių nebuvo nei vienos moters, kuri vairuotų. Mes turėjom šturmanės, dar sename Dakare, kuris vyko nuo Paryžiaus iki Senegalo. Tai čia vėlgi buvo viskas dar padvigubinta turbūt, arba patrigubinta. Gal žmonėms patinka kaip tik, kad kažkas bus išskirtinio? Aš taip galvojau ir aš labai ėjau su tokia nuotaika. Su visa pagarba mūsų kasmetiniams Dakaro dalyviams, bet kiek galima remti, norisi gal kažko naujo? Aš lygiai taip pat galvojau su tokia nuotaika ir ėjau pas galimus būsimus partnerius, bet pirmi metai parodė, kad dėja ne. Ir net jeigu mes susitardom susitikimą, tarkim, su kažkokia didelė kompanija, jie mus pakviesdavo jau susitikimą, atvykit, mes pasikalbėsim, vidury pokalbio aš sulaukiu klausimą, tai palaukit, čia ne jūs vairuosit. Tai čia ne, Arūno čia klausia, aš tai sėdžiu šalia, sakau, ne, čia aš vairuosiu. Ai, nu pas mus irgi įmonėje tokių moteriškių yra ir tada tu supranti, kad moteriškės ir aš jau čia viskas, savo darbą padariau ir aš žinau, kad aš tikrai su ta įmonė niekur nevažiuosiu, nes tiesiog jų yra nusistatymas, kad moteriškė čia tai gali kažką padaryti, geriau Arūnas tegu sėdas ir daro savo darbą. Tai kas kelinta įmonė yra tokia, kur moteriškės? Šiais metais tikrai yra geriau, nes aš jau turbūt įrodžiau, kad galiu važiuoti ir padariau kažką, kas jiems turbūt tinka, bet pradžiai būdavo turbūt kas antra ir tu ateini ir tu matai, arba tęsis tavo pokalbis, arba nesitęs, nes dažniausias atsakymas visada būna, kad o kodėl ne Arūnas vairuoja? Ir supranti, ir kai tu jau... O koks atsakymas yra, kodėl, ką tom įmonėm, tiem žmonėm, kur paklausai? Tai kadangi Arūnas irgi eidavo į tos susitikimus, tai jo paties atsakymas, nes aš nenoriu, nes aš noriu būti šturmanas, nes aš noriu būti šturmanas, bet žmonėm labai yra sunku suprasti, nes žmona labai gerai važiuoja. Šitą iš vis nespranta, dabar gal jau, kai mes pavyko mums iškovoti ir pirmą podiumą, tam Europos Dakare vadinamam, tai jau dabar gal jau ir pritarė šitam dalykui, bet šiaip ne. Buvo tikrai labai sudėtinga situacija ir kai dabar žvelgiu atgal, tai tikrai daug kantrybės turėjau. Tai gal iš to ir gimė tas projektas Moterys gali? Moteris gali projektas gimė dar tada, kai aš dirbau su Lietuvos motociklo sporto federacija, kai aš pamačiau, kad yra daug merginų motociklų važiuojančių, bet jos neturi normalių partnerių ir jos negali sau leisti išvažiuoti į kažkokias kitas varžybas, kurios vyksta už Lietuvos ribų. Tai mes kartu su federacijos prezidente Giedre nusprendėm padaryti tokį projektą, o mes iš savo pusės tokį kaip
surasti partnerius ir įsteigti prizą, kad atvažiuotų tos merginos pas mus, mokytųsi važiuoti, dalyvauti ir užsienio varžybose, o iš mano pusės buvo toks marketingo dalykas, kad aš jam parodžiau, kaip reikia prezentaciją padaryti, ką reikia padaryti, kad jūs susirastumėt partnerių. Tai toks buvo didelis projektas, kelių stovyklų ir mums pavyko, tikrai matau, kad merginos iki šiol naudoja tą taktiką ir turi gerų partnerių ir aš dėl to labai džiaugiuosi. Tai kiek moterų apjungė? Tuo metu buvo pačioje pradžioje, kai mes nepaskelbėm prizo ir visų užduočių buvau įsiregistravusi 6, o po to berods virš 25, kažkas tokio. Tai iš tikrųjų kaip tokiai mažai šaliai ir tikrai motosportas nėra labai populiarus tarp merginų, tai labai džiaugiamės rezultatu. Kokios dar, tiesiog gal kaip gyvenime su kokiam susidūrėt stereotipiniam vietom, kad čia tai tik moterim, čia tik vyram? Tai iš tikrųjų, mano visas kelias nuo to ir prasidėjo, netgi tada, kai mes važiavom motociklo komandoje į Dakarą, man visą laiką, kodėl tu, taigi tu pasisamdyk, va, mes geri fotografai, čia aš geras filmuotojas, ko tu čia važiuoji, taigi geriau namie pabūt, taigi čia taip sunku, čia palapinį nemegosi, čia tas viskas blogai, tai pažiūrėk, kaip tu atrodai, tau reikia čia kažkur eiti. Tikrai buvo daugybė, o kai pati pradėjau važiuoti, tai supratau, kad dar yra blogiau, nes kam tu čia kvepi? O kodėl kas čia taip kvepia? O kodėl tu čia kvepi? Čia vyrų sportas, čia reikia smirdėti. Sakau, ne, tai jūs smirdit, aš kvepiu, sakau, ir va, turim kažkokį balansą. Ten, tarkim, mes turim bagiuose tokias kaip kišenės, tai dažniausiai ką, visi turi ten įrankius, tai mano pusė yra šukos, balzamas, šampūnas, sausas ir viskas, kas man yra reikalinga, o jau pas Arūną dedam tuos visus įrankius, nes ar taip aš jų nenaudosiu, nes tam ir yra komandai, tu pasiskirsti, kas ką daro, aš vairuoju, jisai galės ratą pakeisti. Tai visą laiką ir čia nepriklausomai nuo lyties, lygiai taip pat ir vyrai. Jeigu ekipažai yra 2 vyrai, tai jie pasiskirsto, kuris lipa iš automobilio, kuris nelipa, kas ką daro ir taip toliau. Tai bet aišku, kai yra mergina, visą laiką viską nurašykim čia ant tos lyties, ar ne? Ai, nu tai čia mergina, tai nei žino, nei ką, tai moko aš ir tą ratą pakeis, bet ką man keisti, jeigu aš galiu nekeisti. Teisingai. Tiesiog toks požiūris mano. Gerai, ir artėja dar vienas Dakaras. Ar ten bus kokių pokyčių? Kas bus šturmanas? Iš tikrųjų, tai dar iki šiol nežinau, nes dabar turime tokių įvairių dvejonių ir spėlionių, kadangi visas mūsų gyvenimas sukasi apie Dakarą, mes esame įkūrę tokią kaip komandą ir iš tos komandos jau net 2 sportininkai stos prie Dakaro starto linijos, 2 mūsų motociklininkai, tai Arūnas toksai labai susikoncentravęs ir ties mokiniais, ir ties šturmanavimu, tai mes dar sprendžiam, ar mes visiškai atsiduosim grinai tiems mokiniams ir Arūnas liks kaip treneris ir važiuos kaip treneris, ar jis įsės iš šturmano poziciją. O gal dar kažkas įvyks? Apskritai, čia jūsų visas gyvenimas sukasi apie tikrai, tai. Ne? Mes čia truputį ir prieš įjungiant kameras pakalbėjom, kiek to gyvenimo yra Dubajui, kaip jūs gyvenat. Nes atrodo, kad viso laiko, bent jau jūsų didžiausia investicija yra tik šitas sportas. Tikrai taip. Tikrai taip. Ir manęs neseniai dar klausė tokia viena mergina, su kuria aš buvau susipažinus Saudo Arabijoje savo Dakaro ralio metu, jinai gyvena Lietuvė, gyvenanti Dakare. Jinai taip nedrąsiai manęs buvo, tu ką nors dirbi? Sakau, nu ne, sakau, čia yra mano darbas. Tai bet o kaip tu gyveni? Tai toksai natūralus klausimas, nes ką tu rodai socialiniai erdvėjai, tai dažniausiai varžybos, treniruotės ir varžybos. Viskas, tu daugiau nieko nerodai, nes realiai to darbo prie kompiuterio niekam ten neįdomu. Tai tu stengiasi parodyti tai, kas yra įdomu ir nekasdieniška kitiems. Tai todėl mes ir sukūrėm komandą čia Lietuvoje. Tada, kai aš nusprendžiau, kad man reikia važiuoti Dakarą, aš vėlgi nesu tokia naivi, aš suprantu, kad man reikia treniruotis. Tai sakau, Arūnai, atsidarykime bazę geriau Dubajui. Tai tada irgi toks buvo, o tai kaip mes ją ten atsidarysim, ką mes darysim, bet visas tas išsprendė kelių skambučių dėka ir mes turim savo bazę. Turit ir verslą Dubajui, taip išeina? Taip. Mes turim bazę, kurioje atvyksta treniruoti sportininkai, atvyksta treniruotis ir mėgėjai, o kartais net ir turistai. Tiesiog pavažinėti dykumą, bet profesionaliai, saugiai, su sportinėmis sėdynėmis, viskas to, ko nėra iš tikrųjų Dubajui, nes Dubajui labai gausus yra tas... Važiavus ten, taip. Nebuvo fainai, ar ne? Nu, toks... turistinis. Tai va, tai mes tengiamės visą tą dalyką apsukti profesionaliai ir kad žmogus įsineštų kuo geresnės emocijas. Koks geras pavyzdys, kaip savo hobį ir tai, ką patinka daryti, paversti
ne tik, čia viskas ir pragyvenimo šaltinių. Taip. Ir iš tikrųjų, kai manęs klausdavo, kodėl tu neini normalų darbą, kodėl tu neperki buto, kodėl jūs neperkat namų, kodėl jūs neinvestuojat į namus. Ne, dėl to, kad mano dabar visas investicijos yra į save, į tą, kad mes sukurtumėm savo brandą, kurį mes galėtumėm puoselėti ne tik Lietuvoje, bet ir tam pačiam užsienį, šiuo atveju Dubajuje. Tai vėlgi, čia kaip pasižiūrėsi, vieniems investicija nusipirkti butą, kitiems investicija ten patalpas kažkokias, akcijas nusipirkti, kiti investuoja į save ir mato tą didesnį tiesiog, kaip čia pasakyti, puzlės dalį. Tai aš turbūt ir matau tą visą paveikslą. Aš žinau, kad man dabar nėra taip lengva, kaip kažkam, kas nueina kažkokiu lengvesniu keliu, bet aš žinau, kad man įdomu. Tai turbūt tas ir yra svarbiausia. Apie atidarimą įmonės Dubajui. Viskas labai paprasta, yra netgi įmonės susikūrusios, kurios padeda atvykėliams sukurti įmonės. Brangiausia, kas yra, tai yra būsto nuoma. Jeigu mes kalbam apie maistą parduotuvėse, tai tikrai kainos yra panašios kaip Lietuvoje. Žiūri pagrindę vyrai, nes atrodo, kad jeigu kalbi apie finansavimą, tai moteris tiek važiuoja į savo retrytus. Ir ne visos taip gyvena, kitos nori investuoti, nori daryti. Bet mano pagrindinis noras tai būti ten, kur aš noriu. Let's Invest. Uždirba žmonės, o ne bankai. Jeigu apsisprendėt, kad norit investuoti savo laisvas lėšas į kokią nors platformą, turiu kelis patarimus, į kuriuos vertėtų atsižvelgti renkantis tinkamiausią platformą. Ir jei iš visų platformų galiausiai išsirinkote Let's Invest, nepaisant to, kad jų ekspertai kruopščiai atrenka projektus, nepamirškite, kad galutinis sprendimas priklauso nuo jūsų. Peržiūrėkit rizikas ir pasirinkit geriausio termino projektus. Yra ir 6 mėnesių, ir 18 mėnesių. Išsirinkite jums tinkamiausią ir nepamirškit, kad galint rinktis projektus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. O galiu tada truputį gal kokių smulkmenų niuansų paklausti apie atidarimą įmonės Dubajui? Kokie ten žingsniai ir kaip ten priima užsieniečius? Viskas labai paprasta. Iš asmeninio intereso. Taip, viskas labai paprasta, yra netgi įmonės susikūrusios, kurios padeda atvykėliams sukurti įmonės. Tai aš visada ir siūlyčiau kreiptis tiesiai į juos, susimokyti tam tikrą mokestį ir jie tau viską absoliučiai nurodo, kur tau reikia kreiptis, kaip tau reikia susitvarkyti visą tą gyvenimo procesą, ar ne, nes šiaip be vizos. Nuomojatės ten namus kažkokiu? Taip, mes nuomojame šią metą. Ir turit savo verslo vietą irgi kažkokią. Tai tikrai tos įmonės viską sutvarko, tau pasako, kur tau reikia nueiti, kokius dokumentus susitvarkyti, ką reikia sumokėti ir čia turbūt yra pats geriausias dalykas. Priklausomai nuo jūsų įmonės, tai jeigu įmonė veiklą vykdo, tarkim, nežinau, grožio srity, tai bus vieni mokesčiai, jeigu tai bus kažkoks energetika, bus kiti mokesčiai, tai viskas yra didžiulis sąrašas, kuris gan dažnai keičiasi ir dėl to ir sakau, visada kreipkitės į profesionalus ir jums padės, nes nematau tikslo kankintis ir metus laiko rinkti informaciją, kuri pasikeičia. Kiek laiko Dubajui praleidžiat per metus? Dabar mūsų tikslas yra praleisti apie 7 mėnesius, tai praeitais metais praleidom apie 5, nes turėdavau grįžti į Lietuvą, o dabar stengsimės išvažiavom rugsėjį grįžti gegužės mėnesį. Ir ten galima, nors aš šiaip esu girdėjus apie Dubajų, kad sako, šiaip ten paprasta tiem žmonėm, kurie nori kažką veikti, kurie turi smegenų ir ryžto, gal valios kažkokios, kad jie viską ten susitvarko ir tai nėra kažkoks mega brangus, neįmanomas, nežinau, pasiekti miestas. Tikrai ne. Aš manyčiau, kad brangiausia, kas yra, tai yra būsto nuoma. Tai yra tikrai brangu ir tai visiškai nėra labai didelio skirtumo, ar tu gyvensi prie Burj Khalifos ir matysi Burj Khalifą, ar tu gyvensi kažkokiam vietiniu rajone, tarkim, kaip mes gyvenam Mirdif rajone, tai mes kaip pasakam vietiniams, jie sako, iš kur jūs žinote apie mūsų rajonus. Nežinau, mums ten fainai, mums patiko ir mes ten gyvenam. Tai tos kainos visiškai nesiskiria, ar ten esi centre, ar esi 20 minučių už centro, tai turbūt tas yra pats brangiausias dalykas. Jeigu mes kalbam apie maistą parduotuvėse, tai tikrai kainos yra panašios kaip Lietuvoje. Jeigu mes kalbam apie alkoholį, faktas, kad tai yra brangiau. Bet vėlgi, ar tu važiuosi... Taip, vagius. Taip, aš dabar alkoholį negeriu, tai man viskas tvarkoj. Gerai, bet truputį buvo užkabinusi minti, kad vieni investuoja į butus, ten į kažką perkas, jūs investuojate į savo
veiklą tokį. Taip. Manęs nori vadinti hobiu, nes tai ne hobis, tai gyvenimo būdas ir darbas. Tai visiškas darbas. Taip. Bet ar yra kokių pamastymų apie ateitį, kaip reiks gyventi vėliau ir kažkur, nežinau, tokiam, kur padėti šeimos finansus, ten ar jos kaupti, ar taupyti, iš viską su jais daryti? Aš iš tikrųjų dabar labai įdomuoju su kauptiniu tuo finansavimu, tai esu labai nedidelė sumas, bet esu suinvestavusi ir tiesiog toks žaidimo forma aš mokausi, bandau išsiaiškinti visas tas savokas ir tikrai kai tu prisėdi ir kai tau reikia viską išmokti, užima tikrai laiko, tai dabar stengiuosi tiesiog tokį vieną dalyką pasimti, bet faktas, kad visa mūsų veikla nėra tik tai apie tos bagius ir apie Dakaro ralį. Ir mokymai, čia galų galiais turistinės tas pramogas organizuoja, ten jos gali išsiplėsti. Tai ir mano pačios pagrindas yra sukurti visą tą stiprių moterų bendruomenę, kuri ir dabar iki šiol kūrėsi. Ir vis didėja ir aš sulaukiu daugiau žinučių ir tiesiog mes turim kažką įdomaus nuveikti. Tai dabar lapkričio 1-5 dienomis rengiu tokią moterų stovyklą ir moteris atvažiuoja visiškai į nežinomybę. Aš supratau, Dubajuje. Supratau, kad visiškai moteris... Ką bus galima daryti? Niekas nieko nežino. O dar užsirašyti galima? Galima. Dar yra 3 vietos. Bus labai maža grupė, 8 moterų grupė, kur, sakau, moteris perka nežinomybę ir kai aš klausiu, kodėl jūs tą darot, nes atrodo, kad bus tam fainai. Tai aš labai džiaugiuosi tokiu rezultatu ir tikiu, kad mes visą tą galim išvystyti ne tik galbūt į kažkokią stovyklą, bet ir į didesnius socialinius renginius, kurių trūksta ne tik Lietuvoje, bet ir tenais Dubajuje. Arūnas nedaro kažkokių panašių Kol kas vyram? dar ne. Kol kas ne, bet jam ta idėja patinka. Jis kažkaip tas moteris visada nurašo, kad tikrai pati idėja moteris gali į daug kur. Tas pats investavimas, sako, šitą tinklalaidę, šitą podcastą, kaip čia mes pavadinsim, žiūri pagrindę vyrai, nes atrodo, kad jeigu kalbė apie finansavimą, tai moteris tegu važiuoja į savo retrytus. Retrytus, skirtis. Aš vadinu skirybų retrytais. Ir ne visos taip gyvena, kitos nori investuoti, nori daryti. Aš noriu atvažiuoti visai šitą. Labai lauksiu, labai kviečiu. Jau tokių darau dalykų. Taip, aš... Man labai patinka, kad moteris nežino, kur važiuoja ir... Ir jos nežino, ką ten darys. Skydivins, ten gal ką nors bus, ne. Yra 4 dalykai, tai yra bagiai, pilatės ir dviračiai ir haikinimas. Viskas, ką reikia žinoti. Aš, aišku, vėliau parašysiu, kokių rūbų reikia pasiimti, nes vis tiek turėsim ir vakarienę Dubajuje. Tai va, labai fancy, bet ir labai nežinomybė. Tai džiaugiuosi, kad moterims, iš tikrųjų pastebėjau, kad moterims to reikia, tai čia irgi vėlgi vienas iš tų krypčių, kur aš matau savo ateitį, tikrai tas Dakaras nėra mano ego paglostymas. Taip, man labai patinka varžytis, aš ten važiuoju, nes aš tikiu, kad aš galiu pasiekti tą patį podiumą, bet vėlgi, turėti tą didesnį paveikslą yra žymiai svarbiau. Yra tikslas, kiek važiuot, kad sakytumėt, pakanka, viskas, jau padariau šitoje vietoje, dabar jau galiu kitom rūpintis, mokiniais. Kada Dakaro pensija ateis? Taip. Tai jeigu mes žiūrėtumėm į lietuvių Dakaro važiuotojus, vyrus, tai ta pensija turbūt dar labai man toli būtų asmeniškai, jeigu mes žiūrėtumėm vyrus, pavyzdžius, kuriuos mes turime, nes automobilyje. Bet Arūnas nevažiuoja? Dabar jisai važiuoja šturmanu, bet nieks ten nežino, gal kažkada vėl važiuos, nes tikrai jisai mėgsta motociklų važiuoti ir kaip jam ką beskaudėtų ir kaip jam klubus reikėtų keistis, vis tiek kalba apie tą Dakarą. Tai vėl, motociklai ir automobiliai yra labai skirtinga sritis, tai automobiliuose dabar, tarkim, laimėjęs visą automobilių kategoriją, tai turbūt 65 metai ar 63, bijau suklysti dabar, bet tikrai ne jaunuolis. Tai čia tos pensijos neskaičiau, kad galėtų būti, bet mano pagrindinis noras tai būti ten, kur aš noriu. O bagis nėra sudėtingiau, aš įsivaizduoju, kiek ten krato ir koks... Kuris Dakaras sudėtingiausias? Motociklų vienareikšmiškai, nes tai tau reikia stovėti visada ant 2 kojų, laikyti lygsvarą ir suvaldyti motociklą ir tai yra pati pavojingiausia sritis, nes ten kiekvienais metais žūna po motociklininką vieno, o kartais ir daugiau. Bagios automobiliuose seniai buvo tokių dalykų, tai vien iš tos pusės tai yra žymiai sudėtingiau ir faktas, jeigu mes kalbam apie bagius ar automobilius, mes visada esam dviese, mes visada galim pasitarti, mes
visada, jeigu kažkas nutiks, mums nutiks arba dviem, arba jeigu vienam, tai tas vienas gali išgelbėti, ar ne, daugybė tų faktorių atsiranda, tai tikrai vienareikšmiškai sunkiausia kategorija yra motociklų. Ir netgi pridurčiau motociklų vienišių, kurie ir tvarkosi motociklus po varžybos dienos patys ir susidėlioja strategiją ir grįžta miego palapiniai privalo miegoti ir daugybė kitų dalykų sudėtingų. Aišku, labai norėjau dar taip apie investiciją į šeimą paklausti. Gerai, kai su vyru, tai kartu darai, tai kaip ir bendra veikla vieni, ar lieka tokio laiko, nežinau, investuoti į šeimą, į tarpusavio santykius, tai nežinau, apie kažkokią ateitį daugiau galvoti. Iš tikrųjų, tai manau, kad čia yra viena iš didesnių problemų žmonių, kurie dirba kartu ir turbūt daug kas paliudytų ir tai visiškai nesvarbu, ar tu sportuoji, ar tu tiesiog vystai kažkokį verslą, nes mes irgi vystom savo veiklą. Tai tikrai tai nėra lengva, bet manęs dažnai klausia, kaip jūs varžybose nesusipykstat. Varžybose labai gerai, nes tu susipyksti iki kito posūkio. Nes tau vis tiek reikės to įsukti, tu nežinosi, kur sukti, tai baigi ir pyktis greitai, ten kilometras pasipykimo. Tai varžybose viskas gerai, bet faktas, kad tos problemos, kurios mes patiriam be išvažinės, daug kas kartoja, kad surinkti biudžetą Dakarui yra sunkiau negu jį pravažiuoti. Tai kur mes susidurėm su tom problemam, faktas, kad viskas ateina ir į santykius, ir į šeimą, ir labai atskirti tos dalykus yra didelis mokslas, kurio tikrai reikia mokytis. Ką gali gauti tie, kurie investuoja į, nežinau, ne tik šitą sportą, bet rėmėjo pozicijas? Taip, tai aš visada sakau, kad ieškau ne rėmėjo partnerio, nes mano pagrindinis tikslas, net nuo tada, kada mes važiaujam su Arūnu, išlaikyti tą partnerį kuo ilgiau, tai tarkim su gera dovana, tarkim mūsų partneris nuo pat pirmo Dakaro ir jie dabar vėl nori su mumis būti, tai būtų jau 6 metai, tai čia man geriausias įvertinimas iš tokių dovana. Tikrai taip, iš tokių reiklių partnerių, kurie tikrai surašo didžiulę eilutę, ką jie norėtų matyti. Tai vėlgi su kiekvienu partneriu mes sėdam, nusisprendžiam sumą, ar ne, jie vis tiek turi savo kažkokį biudžetą, jie ateina su tuo biudžetu, ką mes galim iš to gauti, ką mes galim pamatyti, kur tu dar būsi. Tai mano tas vienintelis ir dalykas ir noras yra parodyti, kad ne, manęs jūs nematysit tik Dakare, mane jūs matysite ir renginiuose, ir socialiniuose projektuose, nes mano tikslas toks ir yra parodyti, ką mes galim su tuo sportu padaryti ir kokia iš sporto yra nauda. Iš tikrųjų, ne tik medalius skinti ar parvežti beduinus, bet ir parodyti žmonėm, ką mes galim nuveikti siekdami savo mėgiamos veiklos. Man labai patinka matyti tokias degančias akis ir pačioj pradžioj pokalbio galvojau, paklausiu, kad beveik aišku, kad moterys gali, bet ar tikrai reikia? Niekarto nebuvo akimirkos savo paklausti, ar tikrai man viso šito reikia. Ar Dakaro reikia? Taip, va tokio sporto, to visko. Kiekvieną dieną klausiu, nes aplinkui vis tiek tave supa žmonės, kurie eina į kažkokį darbą, ne? Kurie ką tik nusipirko namus, kurie investuoja į kažkokią kelionę, kurie pradeda naują verslą ir taip toliau. O tu toliau bandai ieškoti potencialaus partnerio, tada turi dar apsirūpinti ir visą kitą veiklą, kas liečia visas treniruotės ir taip toliau. Faktas, kad tas klausimas kiekvieną mielą dieną kyla, bet man labai siunčia, sakyčiau, tokius ženklus. Tarkim, moteris ateinanti kavinėje, padėkojanti, kad aš viską darau ir kad aš ją įkvepiu. Ir tada tu supranti, okei, nu tai čia reiškia, viskas iš tikrųjų veikia ir aš labai kantrybės neturiu ir tas mane dalykas labai mokina kantrybės. Tai tikrai nereikia, jeigu nenori, bet aš labai noriu, tai reiškia reikia, nes niekas už mane nepadarys. Kaip smagu, kad Arūnas ir leidžia ir kaip motyvuoja. Aš sakyčiau, jisai bent jau pats visada kartoja, sako, aš tau atiduodu skolą, nes visa jo kelionė Dakare buvo dėka to, kad mano buvo žodis, darom, viskas, pradedam ir važiuosi. Ir viskas. Ir jisai visada dabar kartoja, kad va, tu man 4 metus darėjai, dabar sako mano eilė. Tai vėlgi, tai yra irgi toks balansas, kuris, man atrodo, irgi turėtų būti poroje arba šiaip visame versle. Ir išaiškinom, ir buvo investicijos. Buvo investicija pradžiai moteriška, dabar vyriška. O kas toliau pamatysim, ne?
Tikrai taip, tikiuosi, kad bus įdomu. Lietuvoje investicijų neplanuojat? Lietuvoje investicijų kol kas mes planuojam gal tą savo komandą labiau plėsti ir labiau orientuotis į rally raid discipliną, nes tikrai tų žmonių daugėja, tas sportas populiarėja ir aš tikiuosi, kad ateis merginų į šitą sportą. Ir gal paklausys. Taip, ateikit. Ar paklausys vyrai ir pasakys savo moterim, žiūrėkit, galit gal. Ir tie patys vyrai laukiami, pas mane Dubai laukia dabar 2 vyrukai, vienas iš Anglijos, kitas vietinis Emiratis, kuris mokytis laukia. Tai mes turėjom porą susitikimų ir treniruočių prieš man išvykstant ir dabar laukia, kada prasidės sezonas vėl. Norėčiau pamatyti vaizdą, kaip vyrai pradeda, tokio, mano stereotipų vyriško sporto mokytis ir Taip. Sėdi moteris moko. Pradžia būna labai juokinga, nes ateina ir pasakoja visko, ką jie moka. Moku tą, moku, aš čia važiavęs taip, aš čia tą daręs, skausu bagi pirmą kartą, viskas, tai testuoju ir pabaikim. Ir tada prasideda mokymasis ir procesas ir jie tikrai būna patenkinti ir dėl to nori grįžti. Tai man labai labai smagu, bet aš jau labai pripratau prie tų, kad vyras vis tiek turėjo man pasakyti, kiek jis visko moka, nes tikriausiai yra dar toksai ego, bet tikrai, manau, situacija keičiasi ir tikiuosi, kad laikui bėgant nebeskirstis. Ai, čia moteris, tai gal nelabai kažką manęs išmokys. Tikrai ne. Jeigu skirsto, mes galim juos nustebinti. Taip. Tiek savo važiavimo įgūdžiais, tiek gal vieną dieną aš nustebinsiu, ką nors savo investicijom. Maža ką, ne? Tikrai taip. Ir gal išeisiu į pensiją, tam, kad galėčiau veikti tokius dalykus. Aš labai esu nutrūktgalvė, man gali. Labai lauksiu. Mane for fun gali užrištom akim nuvežti, įsodintis kur nors ir sakyti, dabar tu šok iš čia. Iš kokio ten lėktuvėlio. Taip, labai smagu. Ta su džiaugsmu padarys. Tai gerai, ačiū labai. Ačiū. Kviečiam prisijungti, mes galim moterų daugiau. Aš parašysiu, buvo 3 vietos laisvos, tai ką tik liko 2. Lapkričio 1, 5. Lapkričio 1 ir skrendu į Dubajų. Ačiū, labai malonu buvo. Iki. Iki. Kaip nuėjote į biznio pasaulį? Mano karta tai buvo lūžio metai. Mūsų nieks nemokė, mums teko viską mokytis patiem. Ar viskas pavyko iš pirmo karto? Kiek kartų tai norėjai klausti, kiek bankrutavau? Gal 7, gal 8, gal 9, kaip skaičiuosi? Ar mes žinojom, kur lendam? Aišku, nežinojom. Verslas nėra tavo vaikas, čia mąstymo klaida. Nereikia įsivaizduoti kažko, ko tu nesi. Čia yra tiesiog žaidimas dabar jau. Yra iliuzija, kad bandelės auga ant medžio ir kažkas pasirūpins. Biznis reikalingas, kad uždirbi pinigų, o pinigai reikalingi, kad vartoti. Tas viskas apsivertė. Lygiai 180 laipsnių beprotiškas vis dar laikas, beprotiškas laikotarpis. Tiek, kiek reikėtų sėkmei, aš kol kas dar neturiu, bet jeigu važiuoja, tai važiuoja, jeigu nevažiuoja, tai nevažiuoja. Jokių prabangių hobių? Nekolekcionuoju kelionių, nekolekcionuoju kažkokių prabangių daiktų, kreivai šleivai žiūriu į plytas, ką lietuviai vadina nekilnojamo turtu. Viskas yra, ko reikia ir to užtenka. Let's Invest. Uždirba žmonės, o ne bankai.